tam tikrų darbuotojų samdos problemų. Didžiosios Britanijos ministrų kabineto atstovai pabrėžia, kad tai niekaip neatsilieps žaidimų saugumui. Iš viso, kaip pareiškė šaltiniai vyriausybėje, žaidimų saugumą užtikrins beveik 24 000 žmonių. Vyriausybė tam skyrė apie 600 milijonų svarų sterlingų. Nustebinusi ir lietuviškų kaukių motyvais oficialią krepšinio čempionato atributikos liniją sukūrusi unikalų LT komanda, artėjant olimpinėms kovoms Londone pristat naujieną – vardinė Lino Kleizos kolekcija. Naujoji kolekcija perduoda 3 žinias. Visų pirma, Linas Kleizero nugalėtojas ir pergalių kalvis. Antra, tai sąryšis su baltų mitologija, transformantai į žvėries būseną, kuri padėdavo senovės baltų karams. Yeah.